Laba diena. Džiaugiamės, kad jungiatės prie projekto klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Projektas finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Projekto partneriai: Pamukalės universitetas, Krajovos universitetas, Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baskent universitetas, Suleiman Demirel universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas ir visų šių šalių kineziterapeutų asociacijos. Ketvirtas modulis – denervuotų raumenų elektrostimuliacija. 4.1. Iki pasireiškiant atrofijai. Vertė ir įgarsino Erika Petraitytė, rengė Ozden Gokcek ir Esra Dogru Huzmeli. Įvadas. Patyrus periferinių nervų pažeidimą, dėl struktūrinės nervo pažaidos jis netenka savo sensorinių ir motorinių funkcijų. Po nervų pažeidimų aksonų nebeįmanoma atkurti iki ankstesnės jų būklės. Nervo ataugimui paspartinti ir nervų jungčių pažeistoje vietoje atkūrimui labai svarbu pasirinkti tinkamą gydymą. Nerviniams pažeidimams gydyti iškeliami du pagrindiniai metodai. Vienas jų yra chirurginis, o kitas ne. Kineziterapija ir reabilitacija yra būtinos priemonės siekiant atkurti pacientų nervų funkciją. Iš nefarmakologinių gydymo metodų elektrostimuliacijos terapija vaidina svarbų vaidmenį pacientų nervų funkcijos atgavimui, nes ji užkerta kelią atrofijai ir užtikrina regeneraciją. Esama įrodymų, kad elektrostimuliacijos naudojimas atkuria denervuotų raumenų su pakitusia struktūra gebėjimą susitraukti. Gydomasis elektrostimuliacijos mechanizmas skatina raumenų reinervaciją ir mažina raumenų atrofiją, didinant struktūrinių apsauginių baltymų ekspresiją. Tyrimais nustatyta, kad ilgos trukmės elektrostimuliacijos impulsų taikymas yra svarbus nervų atkūrimui, nes užkerta kelią raumeninio audinio degeneracijos procesui. Teigiama, kad elektrostimuliacija gali padidinti raumenų masę maždaug 1% ir pagerinti raumenų funkciją maždaug 10–15%. Taip pat yra atlikta tyrimų, kuriuose teigiama, kad molekuliniu lygmeniu elektrostimuliacija gerina anabolinę katabolinę pusiausvyrą ir skatina satelitinių ląstelių atsistatymą. Fiziologiniai ir biocheminiai denervuotų raumenų pokyčiai. Denervacijos laikotarpis apibūdinamas kaip procesas, kurio metu raumuo atrofuoja, bet nedegeneruoja. Tad galima teigti, kad dėl nervinių jungčių netekimo ženkliai sumažėjo raumenų jėga bei apimtis. Kasdieniai 30 minučių trukmės elektrinės stimuliacijos seansai tyrimo metu naudoti siekiant padidinti raumenų masę ir atstatyti jų histologinį profilį. Tyrimo išvadose teigiama, kad kasdien atliekamos 30 minučių trukmės ir 20–25 Hz dažnio stimuliacijos veiksmingai padidino raumenų masę ir atstatė histologinį jų profilį. Fiziologinis ir biocheminis elektrostimuliacijos panaudojimo poveikis. Skeleto raumenų inervacija daro didelę įtaką fiziologinio tonuso ir funkcijos palaikymui. Paveikslėlyje galime matyti, kaip keičiasi raumenų tonusas esant stipininiam ir alkūniniam nervo pažeidimui. Elektrostimuliacijos metodų apžvalga. Nervinį impulsą galima iššaukti elektros dirgikliu. Tam elektrostimuliacija turi būti pakankamai intensyvi, o srovė kintanti. Šalia katodo esantis membranos paviršius tampa neigiamas, palyginus su paviršiumi esančiu šalia anodo. Padidinamas ramybės potencialų skirtumas nervo plazminėje membranoje šalia anodo. Elektrostimuliacija įprastai naudojama
10–30 minučių trukmės galvaninė arba faradinė srovė, kuri yra parenkama atsižvelgiant į pažeidimo tipą. Stimuliuojant denervuotus raumenis vieną kartą per dieną, naudojamos vienakryptės stačiakampio formos 5–10 Hz dažnio 30–300 mikrosekundžių impulso trukmės bangos su 4 sekundžių ar ilgesne poilsio pauze. Jėgos trukmės kreivė, reobazė ir chronaksė. Denervuoto raumens sužadinamumą lemia du pagrindiniai parametrai – stimuliacijos amplitudė ir impulso trukmė. Reobazė – tai mažiausia stimuliacijos amplitudė, reikalinga iššaukti audinio atsaką, kai naudojama impulso trukmė yra labai ilga, matuojama miliamperais. Chronaksė – tai impulso trukmė, kuriai esant atsakui iššaukti reikalinga stimuliacijos amplitudė yra 2 kart didesnė už reobazę, matuojama milisekundėmis. Kern ir bendraautoriai atliko denervuotų raumenų stimuliacijos tyrimą, kuriame rekomenduoja bei naudoja šiuos stimuliacijos parametrus. Impulso trukmė nuo 120 iki 150 milisekundžių, impulso intervalas 300–500 milisekundžių. Dažnis 1–2 Hz, stimuliacijos ir pauzės trukmė 2–4 sekundės stimuliuojama ir 1–2 sekundės pauzė. Elektrodai. Tyrėjai naudojo stambius prie kūno anatomijos priderintus elektrodus. Jų dydis buvo 200 kvadratinių centimetrų ir jie buvo pagaminti iš silikono grafito. Taikoma 2 kartus per dieną po 15 minučių. Po 5 minučių stimuliacijos daroma 3 minučių pauzė siekiant išvengti raumenų pertempimo. Ilgesnė stimuliacija. Stimuliacijos trukmę galima padidinti iki 2 kartų per dieną po 30 minučių per kiekvieną seansą. Žemesnės už 25–30 milisekundžių stimuliacijos nebūtų veiksmingos, nes jos nesukeltų raumenų susitraukimo. Prie kūno priderinti elektrodai užtikrina geresnį kontaktą su oda ir geriau paskirsto elektros stimuliaciją didesniame plote. Galvaninė stimuliacija. Galvaninė srovė geresnė tais atvejais, kai raumenyse esama laidumo sutrikimų dėl nervų pažaidos. Kadangi galvaninė srovė pasižymi ilga impulso trukme, denervuoti raumenys atsako į galvaninės srovės stimuliaciją. Pertraukiamoji galvaninė srovė, nuolatinė srovė su pertrūkiais, gali stimuliuoti tiek inervuotas, tiek denervuotas raumeninės skaidulos. Ilgi ir stačiakampiai nuolatinės srovės impulsai gali būti veiksmingi iššaukiant tiek inervuotų, tiek denervuotų raumeninių skaidulų atsaką. Galvaninės srovės stimuliacija skatina gydomos srities kraujo apytaką. Galvaninės srovės stimuliacija padeda sumažinti raumenų atrofiją, nes ji leidžia raumeniui susitraukti panašiai, kaip atliekant valingą susitraukimą. Ir išplėsdama kraujagysles patenkina būtiną deguonies ir maistinių medžiagų poreikį raumenyse. Tyrimai rodo, kad denervuotos raumeninės skaidulos gali būti iki tam tikro lygmens ištreniruojamos. Nors denervuotos raumeninės skaidulos iš pradžių gali atrofuotis ir jų funkcija gali nusilpti, jos vis dar gali pasižymėti tam tikru reaktyvumu ir gebėjimu prisitaikyti. Galvaninės srovės stimuliacijos protokolų parametrai. Stimuliacijos trukmė 200 milisekundžių, stimuliacijos aktyvumo rėžiai 100–500 milisekundžių, tai reiškia, kad stimuliuojamas svyruojant šių rėžių ribose, stimuliacijos pauzė 2000 milisekundžių, reiškia, kad tarp stimuliavimo ciklų įvedama 2 sekundžių pauzė, gydymo dažnumas 3 kartus per savaitę, kiekvienas seansas
15 minučių. Elektrodo dydis. Ant odos dedami 20–50 kvadratinių centimetrų dydžio elektrodai, kuriais vykdoma selektyvi paralyžiuotų raumenų stimuliacija. Galvaninės srovės stimuliacijos protokolų parametrai. Banga. Denervuotiems raumenims stimuliuoti įprastai naudojami trikampiai impulsai. Įprastai pasirenkami 200 arba 500 milisekundžių trukmės trikampiai impulsai. Katodas, neigiamas elektrodas, įprastai būna veiksmingesnis stimuliuojant audinius, tarp kurių yra ir denervuoti raumenys. Stimuliacija faradine srove. Faradinės srovės impulso trukmė yra nuo 0,1 iki 1 milisekundės, o dažnis 50–100 Hz, kas reiškia, kad tai yra greita, tačiau ne akimirksniu įvykstanti stimuliacija. Naudojant faradinę srovę, raumenyse pastebimas susitraukimas. Dėl stimuliacijos padidėja raumens atsparumas nuovargiui ir užkertamas kelias atrofijai. Stimuliacija taip pat prisideda prie atrofijos mažinimo, permokydama raumenis judėti. Norint stimuliuoti dalinai denervuotus raumenis, reikalinga intensyvesnė srovė palyginus su sveikų raumenų ir nervų stimuliacija. Viršįtampinė stimuliacija faradine srove. Viršįtampinė faradinė srovė naudojama raumenims aktyvuoti ir siekiant permokyti raumenis judėti. Viršįtampės faradinės srovės aukščiausias srovės tankis ritmiškai didėja ir mažėja. Viršįtampio srovė įprastai naudojama paralyžiuotiems pacientams. Aukščiausia amplitudė kyla ir leidžiasi lėtai. Viršįtampius galima nustatyti kaip 2–5 sekundės trunkančius pliūpsnius arba nustatyti dažnį nuo 6 iki 30 pliūpsnių per minutę. Raumenims suteikiamas poilsio laikotarpis skirtas grįžti į jų pradinę būklę. Turi būti bent 2–3 kartus ilgesnis už impulso trukmę. Geometriškai progresuojanti srovė. Geometriškai progresuojanti srovė naudojama stimuliuojant denervuotus raumenis diagnostiniais tikslais. Impulso trukmė turi būti kiek galima trumpesnė, bet tuo pat ir pakankama veiksmingai stimuliuoti raumenis. Svarbu pasiekti reikiamą susitraukimo lygį, nesukeliant pacientui nereikalingo diskomforto. Pauzės trukmė tarp stimuliacijos turi būti bent 4 ar 5 kartus ilgesnė už stimuliacijos trukmę. Šiomis rekomendacijomis siekiama išvengti raumenų nuovargio, leidžiant raumenims atsigauti tarp stimuliacijos ciklų. Išvados. Mūsų skyriaus išvadose teigiama, kad denervuotų raumenų atrofijai galima užkirsti kelią naudojant elektrostimuliaciją ir net atrofavę raumenis gali būti atkurti ir pagydyti. Tad ankstyvojoje stadijoje po denervacijos pradėta taikyti elektrostimuliacija palengvina gydymą tolesniame gydymo procese. Rengiant šį darbą buvo remiamasi įvairiais moksliniais šaltiniais. Malonu, kad domitės elektroterapijos pritaikymu kineziterapijoje ir reabilitacijoje.